Į gatvę neša. O! Išnešė. Nebėjo drono. Kas jam čia atsitiko? Iš ryšį prirado. Nu tai sveika, hebrytė. Kaip aš seniai jūs mačiau, iš tikro. Nu kaip seniai, aš jūsų realiai nematau, aš matau kamerą, bet aš seniai jūs mačiau komentarą, jūs tai dabar galite parašyti, paskaitysiu. Ne, šiaip, 2 mėnesius buvo be video, bet šiandien yra ta diena, kai bus video. Jo, tik nežinau, kuri čia ta diena, nes aš tai filmuoju. Tai vienu žodžiu, turim pavasarį, +7, lauke šiaip visai gražu, ką tik saulė švietė, atvažiau nebešviečia saulė. Nu, į ką mes šiandien turim? Mes šiandien turim droną, mano, tą patį seną. Žinoma, atsimenat, kad su jo biškį chuinę skraidyti, bet yra vienas dalykas. Aš, fun fact, rašant savo bakalaurinį darbą, išsiaiškinau su jo vieną dalyką. Tai va dabar aš noriu protestuoti, ar tai yra tiesa. Tai kartu pasiimsiu ir jūs. Tik dabar galvoju, ar čia yra labai gera vieta kilti. Ar reiktų kažkur nuvažiuoti toliau, nes čia, nu, biškį yra žmonių, bet nelabai daug, kadangi darbo diena čia. Išsikrovė mano kamera. Eiti savo buvau pasiėmęs. Dabar esu net ne Vilniui, o Klaipėdos rajone. Čia nepasiėmiau kameros pakrovėjo, gal dar atlaikys. Nu, bet tiek to, tai su GoPro filmuosim. Bet jo, nežinau, ar dabar verta man čia kažkur nueiti, nu gal reiktų pažiūrėti. Vienu žodžiu, einu aš biškį nuo tų žmonių, paleisim tą droną, pabandysim. Vėjo kaip ir nėra, normaliai. Čia net nežinau, ar aš galiu vaikščioti, bet kaip ir turėtų būti čia bendra miestelio viskas. Ten matau kažkokį akmenį, aišku, dabar su GoPro kaip tai savo kokie čia tie šlynai. Tai yra reikalų, nu bet paleisim. Paskui gal norėsiu kitą vietą, jeigu man išsikraus. Pabandysiu ant Gargždų piliakalnio jį paleisti. Lem, aš visada matydavau, kad kai čia pravažiuodavau, nes čia netoli mano namų yra. Kad čia akmenį dovanojo ir pastatė UAB hidro statybą. 3-5 tonos akmens. Čia Lietuvos šimtmečio ąžuolynas tipo 218. Ąžuolų prisodinta. Tai čia jau čia yra tas, kad tiesiog per tą vasario 16 iki 100 metų Lietuvai. Okay, nice, patinka. Nu, čia ramiau, nėra žmonių. Galim bandyti tą droną padėti prie to akmens. Čia kažkur įstatysiu kamerą. Nu, nežinau, kiek matos, bet yra kamera. Reiks atvirtinti droną. Tai žodžiu, aš labai tikiuosi, kad jūs mane dabar girdit normaliai, bet jaučiu vėjukas biškį pučia. Jo, reikia pabandyti užkur droną po žiemos. Blemba yra to vėjo, biškį iš galų nėra šiandien to vėjo. Kažkaip įsivaizduoju, bus reikalų mums čia. Ir kaip aš kažkaip pasimenu, reiktų to kalibruoti. Nu, kalibracija tai dan. Skrydis, nežinau. Ai va, dėl to dalyko. Tai žodžiu, yra čia nustatymai. Ir čia aš galiu išjungti beginerio modą, ar kaip pasakyti. Ir aš galiu nustatyti, kiek aš noriu nuskristi. Va, 400 metrų. Kilimas 120. Nu, grįžimas, aš nežinau, kas čia. Nu, gal palikim default. Bet tai vadinasi, aš su dronu galėjau skristi visada toliau ir aukščiau. O aš sakau, 30 metrų te gali nutolti. Nu, bet irgi pažiūrėsim, ar nepabėgs mums signalas. Dabar tai užkūriau. Aha, jis nelabai stovi vėjas. Kovoja su juo. Ai, va, išsilygiavo. Nu, bet yra vėjas. Amba šiandien galų diena be vėjo bus. Na gerai, aukštyn nekylam, aš noriu tik pažiūrėti, ar jisai nuskris toliau, negu aš maniau, kad jis dabar gali skristi. Jis prieš vėją nepaskrenda arba kalibracija čia bloga. Prieš vėją nepaskrenda. Greitis nustatytas blogas buvo. Okei. Gali nuskristi toliau. Nice. Jau matau, kad jis gali skristi toliau, negu kad anksčiau. Svarbu gatvę neišskristi. Per daug vėjo, man atrodo. Stovis. Stovėtai stovis, priešinas vėjai. Aš noriu aukščiau pakilti, negu 3 metrų. Tai jaučiškai pakilsiu, man nupūsį. Kad eiti iškart motorus išjung, kad skristų. Nes čia ant žalės minkštos tikrai neištaškys. Dabar 10 metrų jau pakilau. Šiaip bais. Vėjas yra. Ten aukščiau bus didesnis. Bet aš nežinau. Eik, tu načart. Kiek šiau pakilęs? Aš net vaizdo nematau. Nu, jau ir virš 30. O, jo karjerai matos. 40 metrų. Nu, pakylam 50, pažiūrim.
50. Oi, bet jį neša, aš matau. Oi, kaip jį neša. Nu gerai, atrodo gerai leidžiam, blemba. Sukas jis ten virš, ko jis ten sukas? Ko jis ten sukas? Karjerai matos. Nu šiaip neblogai skrenda, ką aš galiu pasakyti. Kaip per tokį vėjas, šiaip yra vėjas. Blemba, toks, nu, normalus. Gerai pasileisiu čia. Nu, grįžom prie žemės. Šiaip gerai atrodė, bet aš labai bijau, kad bus koks gūsis ir jį nupūs. Nuskrenam toliau. Aš noriu pažiūrėti, jis gali labai toli nuskristi, tipo. Bet ten jau čia bus žmonių. Aš noriu, kai ateitų man vėliau knistų protą, ką tu čia skraidai. Mano, tikrai galiu skraidyti. Aik, tu, bet signalas nieko gero. Man atrodo, striginėja signalas. O dabar, kai grįžtu, jau matau vaizdą. O taip tai užstrigęs buvo, geras. Nieko geras to signalu. Arba čia, nežinau, aš nežinau, ar turi įtakos vėjas. Į gatvę neša. O! Tu. Išnešė. Nebėjo drono. Kas jam čia atsitiko? Iš ryšį prirado. Aik, tas čia grevys. Užsimaudys aš čia. Kaip čia praeiti? Aik. Prisėmsi aš. O gal ir ne? Žiūrėkit. Eik, na, čia. Batas. Einam droną ieškot kažkur. Va, matau mūsų paklydėlį. Nebeskraidysiu, na, aš su juo. O, jau ryšys atsirado. Jo, daugiau negu 3 metrų. Tai kad jis ryšį praranda. Ne, aš per tą griovę, tai tikrai jau nebešauksiu. Man jau griovė užteko, ačiū. Nu į bairiai. Bet tai nesuprant. Girti 5 metrų pakilk į viršų. Laikosi stabiliai, žvalgus, viskas, zaibys. Biš pasileis prie žemės, biš paskris toliau, viskas išnešė. Visą kontrolę praradau, tas prasme. Daryk, kai nori. Jis iš šono eina ir jie nuvar. O, atakai gal vietai. Reikia pasingti taip pat murzną. Savo naikos, savo suvariau. Oi, nu tie batai, tai žinau, čia. Nuvalysi vėl naują. Ir tik kiek iki mašinas dabar pasivaikščiai smagu. Ai, savo. Einu aplink visą tą griovę, kažkas tokas yra. Praeisim ten per miškelį, žinau. Šiaip kas netoli Daulų gyvena, šiaip smagu atvaryti su vaikais, su kažko ten yra treniruokliai, žinome, aikštelė kažkokia. O čia šuniuko aikštelė yra kažkokia. Gražiai čia jau padarė. Reklama Dovilam. Nu, o čia kur sakiau per miškelį praeinu. Biškį žingsnį padarysiu nuo darbo. Taipgi mano darbas prie kompo sėdimas. Vat. Eina aplinkui. Nu va, grįžom prie mašinos. Oi, tas dronas pridarė pėdų. Reikia apsakyti čia kažkur, nežinau. Oi, kaip aš pridau. Nu bet ką, visko būna iš tikrųjų gyvenime, ne? Ne, čia dar toks minimalus, sėkmingai radau šitą droną. Galėjau aš kapeit tą griovę, bet šokau, nugalvoju, jeigu ten nebe, ką aš žinau, paims tą droną, aišku, nieks ten nepaims. Bet vis tiek. Tai va, pervertinau šiandien droną, šiaip neįvertinau, kad aš žinau, kad va darbo diena, man darbo nereikalo bus, nebus žmonių, nebus nieko. Bet aš neįvertinau, kad yra vaikų atostogos. Aš to neįvertinau. Tai va, pilna vaikų ateina, mamos su vaikais, vienu žodžiu. Nu, bet šiaip man netrukdė. Niekam aš nesutrukdžiau, nieks nesiskundė, aš irgi nesiskundžiu. Viskas yra okei. Vienu žodžiu, aš nežinau, ar man bevažiuotam tų Gargždų piliakalnių. Ten yra patvinę dar. Jeigu man į ten nupūs, ten iš vis bus žopa. Ne, su tokiu dronu reikia tik tai skraidyti ramiu.
ramiu vėju. Toks vėjas, kaip matom, irgi netinka. Bet 5 metrų į aukštį pakėliau, viskas gerai, jis laikos. Ne, aš jį nuleidau jį. Va taip, va, išnešė. Jo, šiaip nežinau, reikia man įsigyti normalų droną, kad vėjui būtų atsparus. Reikia, hebra, reikia. Tai va, kas pažiūrėt video iki galo, parašykit komentarą apie mano durnystės. Paspauskite laiką ir jeigu esat naujas žiūrovas, kas, manau, gal atėjo bent vienas, paspauskite subscribe. Nes kitas video bus apie va šitą mašiną. Ir va čia ir užuomeno jum apie ką. Gerai, aš dabar varau valytis, varau montuot šitą video, gal dar nemontuot ir reikalų. Na ir sutiksim kitą kartą iki chebrytę. Bet tai čia, man rodos, biškį sparną palenkiau. Arba jis taip turi būti. Čia atrodo šviežiai padaužyta. Nu, blemba. Okei.